Ole, sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Šiandien mes su jumis pakalbėsime truputėlį apie istoriją. Taip. Aš galvoju, kad mokantis kalbos yra tikrai labai svarbu ne tik pažinti kalbą, pažinti kultūrą, kurioje gyveni ir adaptuotis į ją, priimti ją. Bet taip pat svarbu žinoti ir tos šalies istoriją, nes tai, ką mes turime dabar, šiandien, čia viskas yra istorija. Viskas, kažkas vis praeityje taip davė įtaką, įtakojo į visą tai, ką mes šiandien dienoje turime. Dėl to, manau, tikrai labai svarbu pakalbėti apie istoriją. Bet to, man buvo labai smagu prisiminti savo bakalauro darbą, kurį aš rašiau kažkada seniai. Ir mano darbas vadinosi Los arabismos en la lengua española, vadinasi arabizmai ispanų kalboje. Kas tai yra arabizmai? Tai yra arabų kilmės žodžiai. Bet šiandien ne apie žodžius bus kitą kartą, kitą video. Šiandien aš būtent noriu paliesti Ispanijos istoriją būtent arabų laikotarpyje, nes arabai čia buvo net 8 amžius. Tai galite įsivaizduoti, kokį paveldą jie paliko. Jūs galbūt net neįsivaizduojate. Tikrai, manau, bus visiems labai įdomu susipažinti su istorija. Bet prieš pradedant norėčiau pasakyti, kad visą informacijos rasite apačioje, aprašyme, į mokyklos puslapį, į mano socialinius tinklus. Visą informacijos rasite apačioje ir taip pat rekomendacijas į kitus video, galbūt jūs sudomins. O dabar, manau, galime pradėti. Viskas prasidėjo 711 metais, kai musulmonai įėjo į Iberijos pusiasalį ir pradėjo savo užkariavimą. Jie užkariavo Iberijos pusiasalį tikrai labai greitai, žinant, koks didelis yra pusiasalis, ir įsiteisė šitose žemėse. Tuo metu jie vadinosi Kalifato Omeja ir būtent Kalifato Omejo užkariavo 711 metais Iberijos pusiasalį. Kodėl jie taip greitai užkariavo? Nes tuo metu Ispanija buvo susilpusi, nes Ispanija turėjo įvairias karalystės ir tos karalystės turėjo karus ir tarpusavyje, ir civilinius karus, ir dėl to buvo labai susilpusi. Ir tai įtakojo, kad musulmonai taip greitai jie kažkur per 10 metų užkariavo visą teritoriją. O jūs pagalvokite, čia 711 metai. Tai kokios dar technikos tos buvo. Ir jie per 10 metų užkariavo visą pusiasalį. Jie įėjo per Gibraltarą ir įsiteisė savo sostinę. Ir jų sostinė buvo Kordova. Jie, šitie Kalifato Omeja, buvo kontroliuojami per Damaško. Taip, per Damaško keletą amžių. Bet 10 amžiuje jie jau nenorėjo klausytis, ką jiems iš kažkur tai kažkas sako. Ir dėl to jie atsiskyrė 10 amžiuje ir jie pasivadino, liko tiesiog kalifas. Jie, vadinasi, gyveno, įsiteisė, Kordova buvo jų sostinė, bet taip pat, kas labai svarbu, tada viduramžiuje Kordova buvo vienas iš svarbiausių ir moderniausių miestų visoje Europoje. O kodėl taip yra, jūs toliau viską sužinosite. Kai jie užkariavo Iberijos pusiasalį, kaip nebūtų keista, taip, nes arabų kultūra ir krikščionių kultūra yra visiškai skirtingos kultūros. Bet jie užkariavus teritoriją nevertė žmonių keisti savo tikėjimo. Jie nevertė žmonių tapti musulmonais. Jie visi gyveno vienoje žemėje. Musulmonai, krikščioniai ir žydai. Visi trys gyveno daug amžių vieni šalia kitų. Žinoma, tai kaip tu gyveni viena kultūra šalia kitos kultūros, viskas viename, žinoma, jie visi maišėsi tarpusavyje ir dėl to dabar
tie ispanai, kurie čia gyvena, jie turi net 20% genetikos paveldėtos iš musulmonų. Kaip anksčiau ir sakiau, kad musulmonai, jie čia buvo nuo 711 metų iki 1492 metų. Šita data tikrai labai yra svarbi, nes įvyko labai daug pasikeitimų. Kaip anksčiau minėjau, 10 amžiuje arabai taip atsiskyrė nuo Damaško ir pradėjo savo veiklą, bet jie pradėjo taip pat čia, Iberijos pusiasalį, irgi dalytis į savo karalystės. Ir tai pastebėjo krikščioniai. Ir kai jie pastebėjo, kad musulmonai yra susilpę, mes galim atkariauti savo teritorijas. Ir 11 amžiuje pradėjo savo teritorijų atkariavimą. Ir tikrai jūs girdėjote ispanišką žodį reconquista. Taip, reconquistar vadinasi atkariauti tai, kas yra mano. Ir iš tikrųjų, krikščioniai labai greitai atkariavo savo žemės ir paliko arabus tik Granados karalystė. Suvarė visus ir ten juos paliko. Žinoma, kai kurie čia liko, bet jie privalėjo pakeisti savo religiją ir tapti krikščioniais. O tuos arabus jau nelėtė ir jie buvo Granados karalystė, bet jie buvo tik iki 1492 metų. Iki tol, kol nesusituokė ir nesusivienijo dvi didelės karalystės. Išabel ir Fernando. Du karaliai, Išabel katolika ir Fernando de Aragon. Dvi karalystės, Kaštija ir Aragon, susivienijo ir jie taip pradėjo vienyti visą Iberijos pusiasalį, visas karalystės vienyti, kad būtų viena didelė šalis. Ir jie tokiu būdu išvarė paskutinius arabus, bet taip pat ir žydus. O tie, kas nenorėjo bėgti, jie buvo priversti keisti savo tikėjimą ir būti krikščionys, taip sakant, katalikais. Ir nuo šitos datos jau prasideda visai kita Ispanijos istorija. Galbūt aš papasakosiu kitame video, jeigu jums bus įdomu, jeigu šitas video bus jums įdomus ir jūs komentaruose rašysite, noriu dar labai įdomu, tai aš tikrai dar jums papasakosiu ir apie kitą Ispanijos etapą, apie Ispanijos imperiją, kuri buvo viena iš didžiausių pasaulyje. Arabai paliko savo pėdsakus, kuriuos mes ne tik kad matome, bet mes naudojamės jais iki šiandienos, iki mūsų dienų, įsivaizduokite. Žinoma, daugiausia atradimų buvo padaryta iki 11 amžiaus, iki to, kol nepradėjo juos tremti iš čia atgal ir vadinasi, nuo 8 iki 11 amžiaus, tai per 2 amžius, jie labai daug padarė išradimų sekančiose srityse, kaip chemija, medicina, astronomija, matematika, žemdirbystė, prekyba. Visose šitose srityse jie padarė daug išradimų ir daug inovacijų. Vadinasi, daug taip pat, kurie jau buvo dalykai, jie juos pagerino. Bet, kaip ir sakiau, daugiausia buvo viskas įvykdyta iki 11 amžiaus, nes po to prasidėjo arabų krizė, taip sakant. Taip, jau prasidėjo krizė ir viskas. Vienas iš svarbių dalykų, ką mes naudojame kiekvieną dieną, tai yra kalba. Ir kalboje, ispanų kalboje, šiuolaikinėje yra virš 4000 arabiškos kilmės žodžių. Įsivaizduojate? 4000 žodžių. Ir patikėkite, tie žodžiai yra baziniai, kai kurie, kuriuos mes naudojame per dieną net keletą kartų, bet apie tai kitame video aš papasakosiu, nes kitaip jūs čia pusę dienos klausysitės manęs, o aš nenoriu, kad jums nusibostų, dėl to apie tai kitame video. Viena iš pėdsakų, kur mes galime matyti jų paveldą, tai yra žemdirbystė. Jie turėjo ir atnešė į šitą žemės labai gerai išvystytą auginimo sistemą. Jie sugalvojo laistymo procesą, laistymo sistemą. Ir dėka to, kad jie sugalvojo tą laistymo sistemą, dėl to čia pradėjo augti vaisiai ir daržovės, kurie iki tol neaugo. Tokie kaip apelsinai, granatai, artišokai, baklažanai, šparagai. Visa tai
dėka laistymo sistemos atsirado. Užkariavus Iberijos pusiasalį jie atneša labai daug prieskonių, kuriuos jie naudojo savo žemėse ir atnešė į Iberijos pusiasalį ir patikėkite, šituos prieskonius mes naudojame diena iš dienos ir tai jau yra neatsiejama mūsų dalis, o ypač Ispanijos gastronomijos dalis. Žinoma, negaliu nepaminėti šafranas, el azafran, viena iš populiariausių prieskonių. Cinamonas, raudonėlis arba dar kitaip el oregano ir žinoma čiobreliai. Taip pat į šitą žemės jie atnešė caña de azúcar, taip sakant, nežinau kaip lietuviškai gražiai pasakyti, bet tai iš ko mes padarome cukrų. Caña de azúcar ir žinoma el arroz, ryžiai. Visą tai atnešė arabai. Žinoma, aš nekalbėsiu čia apie visas gėlių ir augalų rūšis, kurias jie atnešė į mūsų žemės ir kurias mes iki šiol turime. Jie ne tik atnešė savo ir kažką tai sugalvoja, kaip pavyzdžiui laistymą, bet jie taip pat ir įkūrė miestus. Vieną iš arabų įkurtų miestų jūs tikrai pažįstate ir tai yra... Na, duodu porą sekundžių, kad jūs pagalvotumėte ir parašytumėte, kaip galvojate. Iš karto pasakau, kad tai yra labai žymus miestas. Nieko daugiau nesakysiu, nes tikrai iš karto sužinosite. Na, jau parašėte. Tai yra Madridas. Taip, Ispanijos sostinė Madrid. Jie įkūrė Madridą ir anksčiau vadinosi Mairit. Išversti būtų Buenas Aguas, taip sakant, geri vandenys. Taip pat jie įkūrė ir kitus miestus, galbūt kai kuriuos iš jų jūs žinosite. Ir tie miestai yra Almería, Benicàssim, Calatayud, Gibraltar, Guadalajara, Guadalquivir, Jaén, Valladolid. Na, rašykite, ar visus miestus jūs pažįstate, esate girdėję, o galbūt netgi jūs buvote tuose miestuose ir rašykite, ar ten yra matoma arabų kultūra. O mes važiuojame toliau. Musulmonai, arabai, jie taip pat paliko savo pėdsakus ir kariuomenėje. Nes žinoma, jų kariuomenė buvo labai stipri tuo metu, kai jie tik užkariavo Iberijos pusiasalį. Šitoje srityje mes turime tikrai labai daug arabiškų žodžių ir keletą aš jums paminėsiu ir tikrai jūs pagalvosite. O ir tikrai nebūčiau net ir pagalvojus. Keletą iš tų žodžių yra almirante, admirolas, arsenal, arsenalas ir daug kitų žodžių. Kaip ir sakiau, video pradžioje jie paliko pėdsakus ne tik kariuomenėje, bet ir chemijoje, medicinoje, matematikoje, astronomijoje. Jie padarė didelį progresą kiekvienoje srityje. Jie buvo labai dideli mokslininkai ir išradėjai. Pavyzdžiui, chemijoje jie destiliavimo procesą, dažymą, odos rauginimą. Taip pat jie išrado, net nepagalvosit, kad čia buvo musulmonai išradėjai, siropus, kuriuos mes iki šiol geriame, kai mums peršti gerklę, ir visokius kremus, kuriuos mes tepamės ir žinoma distiliuotą vandenį. Matematikoje jie išrado algebrą, kombinatozinę analizę. Jeigu mane žiūri matematikai, prašau parašykite, ar aš taisyklingai išverčiau iš ispanų į lietuvių kalbą, nes aš esu filologė ir aš matematikoje tikrai nesu specialistė. Ispaniškai būtų el análisis combinatorio. Taip pat numerių analizė. El análisis numérico, lygčių skaitinį sprendimą, la solución numérica de ecuaciones, nauja skaičių teorija, la nueva teoría elemental de números, geometrinė lygčių konstrukcija, la construcción geométrica de ecuaciones. Toliau mes turime mediciną. Ir viena iš populiariausių dalykų, kurį mes naudojame diena iš dienos, gerai, ne diena iš dienos, bet kartais kai kurie ir niekada, tai yra alkoholis, el alkohol. Ir musulmonai alkoholį naudojo kaip antiseptiką, o ne taip, kaip mes dabar naudojame.
Taip pat jie išrado skalpelį El Bišturi. Prekyboje musulmonai irgi paliko savo pėdsaką. Musulmonai rengėsi prabangiai ir visada norėjo atrodyti gražiai. Dėl to jie patys kūrė kai kurias medžiagas ir iš jų po to siūlo drabužius, kuriuos dėvėjo ne tik paprasti žmonės, bet ir karališkų šeimų nariai. Be to, viduramžių laikais jie kontroliavo labai daug vandens komercinių maršrutų. Ir čia būtų toks kaip visos informacijos suspaudimas, resumen, nes čia labai didelė yra istorija, ne tik 15-20 minučių, bet tikrai labai daug, nes jie išrado tikrai labai daug dalykų, jie pagerino labai daug įvairių dalykų. Jeigu jums bus įdomu, jūs galėsite pasiskaityti, tik žinoma, nežinau, ar lietuvių kalba bus labai daug aktualios informacijos, dėl to mokykitės ispanų kalbą ir galėsite ieškoti informacijos ispanų kalba, kurios yra tikrai labai daug ir tikrai labai tai yra įdomu. Dėl to man būtų labai įdomu po to, kai jūs išklausite visą šitą istoriją, ką jūs galvojate, ar jūs kai ką žinojote? Ar jūs domėjotės kažkada tai? Ar jūs galėjote savo įsivaizduoti, kad musulmonai šitose teritorijose praleido net 8 amžius ir padarė tiek daug įvairių išradimų įvairiose srityse, kurios iki šiol yra labai populiarios? Rašykite komentaruose, bendraukime, o aš su jumis atsisveikinu ir pasakysiu didelį ačiū, kad mane žiūrite, kad prenumeruojate mano kanalą, aš viską matau. Rašykite komentaruose, palaikykite ir toliau, kad kuo daugiau žmonių pamatyti, kad jau yra lietuviškas kanalas, kur galima ne tik pasimokyti, bet ir sužinoti naujos informacijos. Visą detalę informaciją jūs rasite aprašyme, apačioje, spauskite, prenumeruokite, neužmirškite apie laiką ir mes susitiksime greitai kitame video. Venga!